Jeigu jau turi pradinį įnašą automobiliui, tai neskubėk viso jo įkišti į tą mašiną ir parodysiu, kaip galima sutaupyti ant palūkanų, turint ir protingai sužaidžiant su pradiniu įnašu. Šitas video konkrečiai apie tai. Praeitį mano video apie automobilio leasingus susilaukė apie 10 000 peržiūrų, tad vėlgi darau šiokį tokį kitokį kampą šitoje vietoje. Na, o kas aš toks, jeigu pirmą kartą pasijungi šitą kanalą, tai esu Aleksandras, kuris viešai dalinasi savo pasyvių pajamų kelionę. Ir šiai dienai mano portfelis, investicinis portfelis, yra generuojantis daugiau negu 2 vidutinius Lietuvos atlyginimus po mokesčių pasyviomis pajamomis. Tai kitaip tariant, kažkas eina į darbą, aš gaunu šitos pinigus iš investavimo ir investicijų. Tai labai trumpas atsakymas, kodėl galbūt ir verta būtų manęs pasiklausyti šitoje vietoje. Good, tai pasidalinsiu savo mintim, idėjom, vizijom ir ką suradau, tai kad, 24 metais, jeigu pasižiūrėti pagal statistiką, tai kas buvo, tai vidutinis Lietuvoje automobilis, kaina vidutinė Lietuvoje automobilio buvo 12 700 eurų. Tai yra 10% mažiau negu 23 metais. Na ir bendrai paėmus, jeigu mes ryšamės prie šitos auditorijos, tai yra vidutinio lietuvio, tai sakykime 12 700 bus mūsų atskaitos taškas. Dabar, ką reikia suprasti, tai kad 12 700 dažniausiai tai bus vartojimo paskolos, jeigu žmogus neturi, žinoma, visos pinigų sumos pas save iš karto ir neperka už visus grynuosius pinigus. Kas mano galva būtų visai logiška, turint mintyje, kad vidutinis šalies atlyginimas yra apie 15 000 eurų po mokesčių, tai metų vertės automobilis kaip ir galėtų būti tas pirkinys, kuris yra ok. Tai va, mano vėlgi galva. Dabar, jeigu mes kalbam apie šitą dalyką, tada ateikime į Lietuvos banką ir pasižiūrėkime, kadangi leasingo neduoda, tokiem automobiliam, nes dažniausiai tai bus senesnis negu ten 10 metų automobilis, ką turiu minty, senesnis leasingo termino pabaigoje. Tai dažniausiai 12 700, tai mes galime įsigyti kokių 5, 6, 7 metų, gerai, dabar yra 2025. Tai paimkime, kad mes turime 2017 metų automobilį, kuriam jau yra realiai 8 metai, tai reiškia, mums leasinguotis liko 2 metai, tai leasingo mums dažniausiai taip neduos paprastai, arba paprašys milžiniškų pradinių įnašų ir taip toliau ir panašiai. Tai idėja yra ta, kad žmonės dažniausiai tokius automobilius perka arba kešo, kas susitaupė, tai tie šaunuoliai, arba kita dalis tai yra vartojimo kreditai. Ir kodėl norėčiau tą paliesti, dėl tos priežasties, kad jeigu mes kalbam apie šitą dalyką, tai paskolų portfelis padidėjo Lietuvoje, portfelių dydis bendrai 17%. 451 000 yra sutarčių, skolina visam šitam 13 bankų Lietuvoje, bet įdomesnė statistika yra taip. Susietojo vartojimo kreditai, arba skliausteliuose leasingai, tai vidutinė kredito suma 4128 pinigai. Tai čia vat ir yra šita dalis. Čia dažniausiai būna ten leasinguojasi žmonės techniką, kokią buitinę, dar kažką, čia įeina leasingai LT be pabrangimo ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu mes kalbėsim, tai vidutinė metinė palūkanų norma procentais yra 4,9%. Kas atrodytų nėra daug. Bet vidutinė bendros kredito kainos metinė norma yra 9,3. Dabar, kai jūs kredituojatės, tai pirma dažniausia klaida, kurią žmonės padaro, tai jie žiūri į palūkanas, bet pamiršta visus kitus su, administravimo mokesčiais susietus dalykus, kurie išbrangina paskolą praktiškai dvigubai, Tai kad suprasti, palūkanų norma vidutinė padidėjusi dabar yra 2%, vidutinė kainos kredito metinė norma yra 6% padidėjusi, tai reiškia iki 9,3. Na ir vidutinė trukmė mėnesiais yra 55, kas yra 4 metai ir 7 mėnesiai, jeigu būti tiksliam. Dabar parodysiu automobilio leasingo skaičiuoklę, tai šitoje vietoje yra Auto Loan Calculator, jisai yra doleriais, bet realiai procentinė išraiška, nuo valiutos nepriklauso. Ką mes padarome? Mes sakome, kad automobilio kaina vidutiniškai bus 12 700. Pradinis įnašas, sakykime, žmogus turės, pardavęs galbūt savo senesnį automobilį ar kažką, arba pasitaupęs tiesiog, tai apie 3000, kas bendrai pastato mus, į 20, netgi kiek daugiau procentų pradinio metinio įnašo, tai 3000 dalinam iš 12 700, gaunasi 23,6% pradinio
pradinio įnašo, na ir visi su registracija, numeriais, taip toliau, regitros, žodžiu, sutarčių administravimo mokesčiai kainuos iki 500 pinigų. Tai tada, kas gaunasi, jūs galite su šito kalkuliatorium labai aiškiai pasiskaičiuoti, kiek vidutiniškai jūs sumokėsite palūkanų. Tai bendrai vadinasi, žmogus, ką padaro, tai jisai pasiskolina 9700, jisai į priekį sumoka 3000 pradinio ir 500 eurų bendrai paėmus mokesčių. Tada, kas gaunasi, kad 55 paymentai, tai reiškia 55 mėnesiai, tai bus 11 950. Čia jau yra su visomis palūkanomis. Na ir total loan interest, tai bendrai žmogus už šitą paslaugą sumoka 2250 palūkanų pavidalu ir dar 500 pinigų, na, reiškia už administravimą. Nu, bet perkant automobilį, bet kokiu atveju ten registravimas kainuotų ir, žodžiu, regitra vis tiek kainuoja, ne? Gal ne 500, kiek mažiau, bet anyways, taršos mokesčiai dar yra ir panašiai. Total cost price, tai gaunasi 15 450. Tokia automobilio kaina galutinėme taške, kiek jisai atsistojo finale, sakykime. Tai šitoje vietoje kiekvienas iš jūsų gali užsukti į šitą skaičiuoklę ir nesinaudoti banko skaičiuoklėmis, o naudoti šitą konkrečiai skaičiuoklę, nes jinai nėra pririšta prie kažkokios bankinės paslaugos, platformos, taip toliau panašiai. Jinai parodys jums realius dalykus. Toliau, ką galim pasižiūrėti, tai pamečiui, kiek mes sumokam palūkanų, pamečiui, kiek gražiname paskolos. Tai šitoje vietoje netgi grafiką galima išsipaišyti. Tai va, tai ką mes turime? Tai tokį variantą. Dabar, kaip sutaupyti tuos 2250 palūkanomis? Ne? Tai yra variantas, kai mes galime imti vartojimo kreditą ir nemokėti pradinio įnašo. Tai jeigu mes turime 3000 pinigų, na tai noras pasimti kuo mažesnį tą vartojimo kreditą ir mokėti ten tuos pačius 217 pinigų, ne, per mėnesį. Tai kas gaunasi? Kad šitoje vietoje 3000 yra down paymentas, kurį mes turime jau, ne? Tai yra ta pinigų suma, kurią mes galime įsinešti. Vietoje to, kad mes įsineštume šitą pinigų sumą bankui į nuvertėjantį daiktą, ką mes galime padaryti? Mes galime lizinguotis visą pinigų sumą, tai ne lizinguotis, skolintis, ne visą pinigų sumą, kas pabrangina mūsų per 5 metus scenarijų ir variantą tik tai per 600 eurų. Bendrai paėmus, per 600 pinigų. Tai tas yra labai įdomus momentas, monthly paymentas padidėja per 60 eurų, ne, tik tais. Bet jeigu žmogus gali mokėti tos pačius 217, tai mano galva gali mokėti ir tos pačius 280. Jau labai didžiulio skirtumo nebus. Bet kokiu atveju šita pinigų suma neturėtų sudaryti daugiau negu 10% jūsų pajamų, bendrai paėmus. Tai yra neto pajamų. Good. Toliau ateiname ir sakome, kad aš investuosiu, sakykime, tuos 3000. Ir ką aš dabar padarau, aš investuoju 3000 ir investuoju su vidutinė metinė grąža, tarkim, apie 12,5%. Gaunu kas mėnesį ir 4 metai 7 mėnesiai. Ne? Kas gaunasi? Tai gaunasi, kad aš 5280 finale turiu. O šitoje vietoje palūkanų aš sumoku už paskolą nei daug nei mažai tik tai 600 daugiau negu prieš tai buvo. Ne? Tai jeigu paimu, tai man pabrangsta nuo 284 minus 217, tai per 67 eurus bendrai paskola šitoje vietoje. Bet tie 67 eurai man teoriškai sutaupytų šitoje vietoje 600 pinigų ant palūkanų, o in the end of the day šitoje vietoje, ką aš galėčiau padaryti, nu tai aš galėčiau 5280 uždirbti, nu tiksliau vertę turėti. Tai jeigu aš kalbu apie 16 000, tai yra galutinė pinigų suma 16 146 minus šitoje vietoje turime 5280 pinigų. Tai gaunasi 10 866 pinigai. Tai in the end of the day, taip sakant, aš turiu ne tai, kad, nu, ta prasme, pasiskolinau tos 12,7, bet finale aš, nu, gaunasi, kad turiu tą balansą po 5 metų 10 866 vietoje to, kad įnešęs bankui, sakykime, aš turėčiau, va štai čia down payment 3000, vietoje to, kad aš turėčiau, na, negatyv balansą 15 000, tai šitoje vietoje aš turiu negatyv balansą tik tai 10 000 ir gaunasi, kad aš sutaupiau 5000 realiai ant tos mašinos, tiesiog šiek tiek kitaip persiskirstęs savo pinigus. Dabar, kur yra geras dalykas, tai kad aš paimsiu panaudojimui kaip pavyzdį Scramblą. Kodėl? Dėl to, kad labai paprasta ir yra tos vadinamos Group A, Group B variantai. Pas juos tai aš paimsiu Group A su 12,4
1,4%, kur kiekvieną mielą mėnesį grįžta pinigai. Dabar nuo tų 3000 man turėtų grįžti daugiau negu 67 eurai, kurie gavosi skirtumas tarp paymentų, prisimenate, ne? Tai jeigu aš įdarbinu 3000 kart 0,124, tai gaunasi 372 pinigai per metus, dalinam iš 12, tai yra 31 euras. Tai teoriškai matematika iš pirmo žvilgsnio nesigauna, bet finale jinai labai stipriai gaunasi. Nes jeigu čia aš apytiksliai 5 metam įsimetu, ne, į Group A paskolos 3000 eurų, tai bendrai paėmus aš uždirbu dar 1769, ne, ir finale pas mane gaunasi 4769 pinigai jau po visko, ne, tai čia yra base income, skaičiuojamas 0,75% per mėnesį. Ir šitoje vietoje, jeigu aš dar pasipildyčiau ten, sakykime, tais pačiais, kad ir 40 eurų per mėnesį, tai man labai stipriai didėja visi reikalai, ne, šitoje vietoje. Tai aš tikiuosi, kad jūs supratot šitą idėją pačią, ne, dabar kas liečia patį Scramble. Tai tie, kas nematė, galit pasižiūrėti štai čia mano pilną video apie Scramble, jisai turi Group A, Group B. Dabar tie, kas nori greičiau, kaip pavyzdys, tai galima su 25% metinė grąža praktiškai tą daryti. Tai jeigu aš kalbu apie 3000 investiciją, tai čia gaunasi 7741 pinigas bendrai ir aš uždirbu palūkanomis 4741 eurą, kas pastato mane, į negative tą balance realiai 8000 beveik, ne, metų pabaigoje, kai aš atiduodu savo tą kreditą. Tai kitaip tariant, man 12700 kreditas kainavo, ta prasme, ne 16 000, o iš tikrųjų aš dar ir uždirbu, ne, aš sumažinau savo dalį. Tai padidinau pinigų vertę šitoje vietoje. Plus visada turiu tą rezervą, kurį galiu gražinti, tuos 3000, ne, nes jie, kaip pavyzdys, kas pusę metų jie man grįžtų šitoje vietoje. Tai va, 5 metai gaunasi štai toks skaičiukas, kuris yra įspūdingas mano galva investavus štai šitą pinigų sumą. Dabar kuo skiriasi Group A ir Group B, tai kad čia pinigai grįžta kas mėnesį, čia pinigai grįžta kas pusę metų. Tai jeigu man reikėtų, aš tos 3000 tiesiog išdalinčiau iš 6 mėnesius, tai 3000 dalinam iš 6, tai gaunasi po 500 eurų per mėnesį ir tokiu būdu aš įsivažinėčiau, ne, su šita visa dalim. Dabar kodėl tai yra ypatingai svarbu? Todėl, kad jeigu man reikėtų, sakykime, aš prarasčiau darbą ar kažką, tai vėlgi rizikos valdymas investavimai yra ypatingai svarbus. Jeigu aš prarandu darbą ar kažką ir man reikia mokėti tą paskolą, jo labiau, kuri yra šiek tiek didesnė negu kad tie 217 pinigų, tai aš sakau, kad pas mane lieka 2500 balanse, dar sekantį mėnesį 2000 balanse lieka ir jeigu kažkas nutinka, tai aš prarandu pajamų šaltinį, aš galiu mokėti iš tų savo santaupų. Tai kaip ir su šita vieta aš dar ir papildomai užtikrinu savo paskolos saugumą. Tai aš sakyčiau, jeigu jūs iš tikrųjų norit protingai alokuoti savo pinigus, tai gali tą daryti per investavimo prizmę. Tai šitoje vietoje puikus pavyzdys per Scramble. Kodėl? Todėl, kad labai trumpas terminas, tai yra iki pusės metų terminas realiai grąžinimo. Trumpesnio termino šiai dienai aš nelabai žinau, tai prasme P2P, P2B skolinime. Nėra svyravimo taip kaip su akcijomis arba su fondais, tai vėlgi turint ir skolinantis, sakykime, tokias sumas, tai aš sakyčiau, kad tai yra labai labai svarbu. Likvidumas irgi, jeigu jį teisingai sudėliojus tą likvidumą, tai jisai yra pakankamai didelis tas likvidumas, tai galima tą daryti, ne, šitoje vietoje. Tai aš manyčiau, kad kadangi jūs bet kokiu atveju lendat į skolas, tai tinkamas rizikos valdymas per investavimo prizmę gali būti ne tik, kad jums, rizikas pamažinti, bet dar ir uždirbti. Tai tikiuosi šitą dalyką supratot. Toliau, jeigu mes kalbam, tai kaip su tuo pačiu Scramble elgtis, tai labai paprasta, susikuriam accountą, išsirenkam brandus, dabar kokius brandus jie finansuoja, tai šiai dienai jie jau yra sufinansavę daugiau negu 9,9 milijonų, tai beveik 10 milijonų, 19 000 vartotojų, vidutinis pajamingumas 16,3%. Čia yra su idėja, kad investuoja ir į Group A, ir į Group B. Tai kalbant apie šitą dalį, ką mes turime, tai jeigu kalbam apie 16,3%, tai paimkime 16,3, 4 metai 7 mėnesiai, ne, tai yra 6300, tai bendrai tai pastato mūsų 17% metinį. Tai mes skoliname su 9,3, finale gaunam 17,57, super, valio. Matematiką galit patys pasidaryti. Dabar, jeigu užeiti ir gilin, sakykime, į tą patį Scramble, tai aš pats jį turiu, likutis čia pas mane yra minimalus, bendrai, jeigu ateinam į investing, tai šitoje vietoje, ką mes turime,
mes turime dabar atidarytą raundą, kaip matom, portugalai labai daug investuoja, o ten beje reguliavimas yra vienas iš sudėtingiausių, tai kad iš ten investuoja, tai mane labai stebina. Toliau Nyderlandai, kurie yra finansiškai labai irgi išprūsę, Latvijai, kitos šalys, na ir bendrai iš viso jau 467 investuotojai čia investavo. Tai šitas video, kai išeis, tai aš manau, kad jau bus pasipildė šiek tiek daugiau šitą eilutę. Dabar į kokius brandus investuoja, tai vėlgi, kalbant apie P2B skolinimą tam verslam, peer to business, tai mes dažniausiai patys atsirenkam ten tas paskolas ir taip toliau ir panašiai. Kuo man Scramble šitoje vietoje patinka, tai kad reikia tiesiog įsimesti pinigų ir investuojam iš karto į visą batchą tų verslų. Tai pasižiūrėkit, į visą pintinę, ne, tų verslų. Tai šitoje vietoje mes turime daug tų verslų vienoje vietoje ir investicijos automatiškai išskaidomas, ta prasme, šitai verslų grupiai. Tai reiškia, mums nereikia atrinkinėti atskirų pavienių verslų ir galvoti apie tai, kiek vidutiniškai mes gausim palūkanų. Palūkanos yra labai aiškios tiek tiem, kas skolinasi, tiek tiem, kas investuoja, ne, tai yra mums. Na ir vėlgi, grupiai yra saugesnė dėl to, kad čia yra iki 20%, reiškia, dalyvavimas, pats Scramble dalyvauja ir pats Scramble investuoja šitoje vietoje. Na, grubiai, žinoma, pelnas iki 25% metinių, bet tačiau šiek tiek mažiau tos rizikos valdymo. Tai dėl to, jeigu aš būčiau jūsų vietoje, aš nesivaikyčiau labai didelių pelnų, galbūt tik tai kažkokią dalį alokuočiau į tą pačią grupę B. Man asmeniškai pačiam labiau prilipo grupė A ir viskas, ir galima būtų tą investuoti. Dabar ar aš darau tą pats, tai aš darau tą pats. Ką aš asmeniškai su savo automobiliais dariau, aš esu papasakojęs kitame video, visiškai atskirame, tai galite jį pasižiūrėti štai čia. Na, o nuorodą į Scramble, jeigu norit išsibandyti šitą konkrečiai metodiką, galite pasižiūrėti apačioje, užsiregistruoti ir išbandyti, dar gausit bonusų. Tai pelningo investavimo, teisingo rizikų ir finansų valdymo ir labai linkiu, kad paskolos jums ne tai, kad nepadėtų ir finansiškai žlugdytų, bet protingai išnaudojus tam tikrus kriterijus, jūs dar ir uždirbtumėt skolintais pinigais. Iki kitų kartų.